Apžvelgsiu pačias pagrindinės loginės klaidas, kurias identifikavus galima pastebėti, kaip žmogui būna iškreiptas realybės suvokimas, interpretuojant iškreiptai. Nors aš galvoju, kad nėra tokios sporto šakos, kuri būtų vyriška ar moteriška. Todėl, kad, pasakykit nors vieną sporto šaką, kuri yra tik tai moteriška. Ta prasme, viso... Čia jau jai pasakys, kad yra šakos, kurios nėra vyriškos. Nesu mačius vyro su gimnasto kaspinu lakstant, bet gal ir yra. Bet iš tikrųjų yra blogai, todėl, kad... Jau yra blogai. Pati nusprendžia, kas gerai, kas blogai. Tiesiog jisai visą boksą bendruomenę įžeidė, nes... Matot, šneka už visą bokso bendruomenę. Tarsi visą bendruomenę jinai apklausė, susirinko ir visi pareiškė, absoliučiai visi pareiškė, kad įsižeidė. Klausykit, fenomenas. Kiekvieną dieną vyrui, tikram vyrui iš didžiosios raidės gyvenimas yra kaip kova. Ir jis eina kiekvieną dieną kovoti. Aš irgi atėjau šitą gyvenimą nebūti šuotas. Jinai jau sako, kad atėjo gyvenimą nebūti šuo. Kas pasakė, kad jinai atėjo gyvenimą kaip šuo? Kaip jūs galvojat? Iš tikrųjų, esmė ir yra tokia, kad jinai pati nusprendė, kad atėjo gyvenimą kaip šuo, kad jinai, jeigu eis kaip moteris, jai atrodo, kad eis kaip šuo. Ir dėl to vyksta, pati susigalvoja, protas pats sugalvoja pasipriešinimą, tarsi aš atėjau kaip šuo, jeigu kovoti, irgi nori kovoti, nes jeigu nekovosi, būsi šuo, pati nusprendė ir pati dabar tam priešinas. Mat koks įdomus fenomenas. Kovotojai. Vyras yra kovotojas atėjęs į gyvenimą, o moteris netgi ir šventraščiai rašo ir ne tik šventraščiai, ir tie, kas duomisi, moteris atėjusi yra į gyvenimą, į pasaulį su taika. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad moteris laimi visas kovas per taiką. Bet to nelabai supranta moteris tiesiog. Bet aš nematot, kaip šneku apie vyrą arba moterį, aš šneku ne apie lytį, aš šneku apie aktyvų pradą ir pasyvų. Kas nutarė, kad moteris turi būti pasyvas, o ne aktyvas? Kas? Čia jūs taip nusprendėt? Čia jau yra vėl labai viena didžiausių loginių klaidų. O kas nusprendė, kad moteris turi būti pasyvi ir aktyvi? Kas čia iškėlė tokį klausimą? Dėl to, kad ašgi neminėjau, kad kas iškėlė klausimą, kad jinai negali savo rinktis, kokia jai būti. Taigi niekas net nesakė, kad ten niekas neminėjo, ašgi bent jau neminėjau, kad jinai negali rinktis, kuo būti. Jeigu jinai pasirinks bus aktyvi, jeigu jinai bus, aišku, aktyvesnė negu aš, tai jinai ir bus aktyvi. Tai aktyvus pradas yra vyriškas pradas, jis nėra moteriškas pradas. Čia jau yra milijonus metų ir tai milijardus dar tęsis. Pradas yra vyriškas aktyvus. Jeigu moteris taps aktyviom, jos taps vyrais. Gal pavadinimas vadinsis kitaip. Bet esmė tokia, kad vyriškas ar aktyvus tai yra tas, kas prisima atsakomybę. Ir viskas. Nesvarbu, ar tai bus moteris ar vyras. Bet jinai jau iškreipia visą situaciją, pati nusprendė, kad jinai negali to būti. Matomai siela jos viduje, jinai pasąmonė žino, kad neteisingai elgesi. Bet vis tiek per protą kovoja, kad tik tais pasipriešinti, nes likti ten, kur jinai yra žymiai lengviau, negu imti ir keistis pagal savo tikrąją prigimtį. Gal aš nusprendžiau, kad aš esu aktyvas, o jūs pasyvas? Jinai nusprendė, kad jinai yra aktyvas, o aš pasyvas. Jeigu kaip kas nusprendžia, čia net nėra ką diskutuoti. Kas ką nusprendžia, tas ir vadovauja paradui, kaip sakoma. Ir čia labai yra įdomus dalykas – plojimai, aplodismentai, džiaugsmas. Duoda komandą, kad reikia ploti žiūrovom ir visi ploja. Labai įdomus dalykas. Dar galvoju, kam čia tie plojėjai už nugaros? O ant plojėjai už nugaros yra žiūrovai. Yra labai įdomus dalykas. Yra laidos, kur nėra žiūrovų už nugaros. Ir yra laidos, kur yra žiūrovai už nugaros. Tai žiūrovai už nugaros yra vien tik tais tam, kad formuoti žiūrovo nuomonę. Duodi jam komandą, ploja visi žiūrovai ir atrodo, fantastiškas dalykas. Kaip ir norma. Tai va.
Nu, žiūrim, kas toliau. Net ne jūs nusprendėte, o jūsų tokia prigimtis. Toks aktyvas nesiboksuoja tada, o boksuojasi aš, tai gal būsit pasyvų. Aš ne apie lytį. Nu, tai galiu aš, aišku, irgi būti ir pasyvus, ir aktyvus, žiūrint, ką šalia manęs pastatysi. Jeigu aš šalies pastatyčiau va tokią boksininkę, tai greičiausiai jo, aš ir būčiau ir fiziškai, jinai kiekvieną dieną ugdydama tą savo savybės taptų aktyvesnė. Aš tapčiau boba, a jinai taptų vyru. Tai vat man reikia nuspręsti, kiekvienam vyrui reikia nuspręsti, kuom aš noriu būti. Ar aš noriu būti aktyviu ar pasyviu. Jeigu aš pasirenku pasyvaus kelią, aš pasirenku suskio kelią. Aš nebeužsiminėsiu kūrybą. Aš sėdėsiu, ją girsiu, palaikysiu, a jinai galės vadovauti viskam. Bet šitoks kelias tai yra realiai pralošimas. Moteris tokiu atveju visada praloš. Ir matot, kai šnekam apie elementarius dalykus, kurie yra globalūs, kurie niekada praktiškai nesikeis, na tada žmonėms darosi juokinga, nes jie to nesupranta. Šneku, gali būti moteris kapitonė, ašgi nesakau, kad vyras. Aš sakau, tas, kas vairuoja vairą, tas ir yra Aš aktyvus matau, kad dabar pradas. jūs prieš laidą sakėte aiškiai, vyras turi laikyti vairą. Moteris turi būti šalia vyro. Toks pudeliukas, Ne šalia, kurį jinai paglosti. turi Dėl Nu va, ir matot, jeigu pasakiau šalia vyro, tai čia irgi yra klaidinga, aš taip nesakiau, kad šalia turi būti. Pudeliukas, va iš karto moteris iš karto žiūri, jinai mato pudeliuką. Pasyvų žmogų mato pudeliuką. Jinai negali jokių būdų pati save pamatyti, nes jį atrodytų savo kaip pudeliukas, jeigu jinai būtų moterim. Čia matomai yra iš kažkur tai šeimos modelio neturėjimo, gal tėvo neturėjo, gal motinos tinkamo bent jau pavyzdžio, tai jinai tikrai greičiausiai gyvenime neturėjo, nes jai asocijuojasi pasyvesnis kaip pudeliukas ir jinai nenori būti. Vat jinai nesupranta to dalyko, kad moteris tai yra ne pudeliukas, moteris yra karalienė, jinai yra valdovė, realiai jinai kaip princesė, nieko nereikia daryti, reikia tik būti moterim, jinai viską gyvenime gaus, bet vat šito supratimo, kaip matau, nėra. Būti eiti iš paskos, ne šalia. Va, jeigu pasakiau, kad eiti iš paskos, žmonės, nesupranta. Va, kaip sunku visiems suprasti. Aš nežinau, kas ten atlikį dėl 5 eurų ateina žmonės pasidėti tą studiją. Tokius, nemastančius, burbančias būtybės surinko aplinkui. Ir, jiems yra labai keista, kad moteris eiti iš paskos turi eiti. Iš paskos eiti tai nereiškia, kad aš užslipęs ją ant sprando einu. Tai reiškia, kad aš praskiriu visus sunkumus gyvenimo. Tai reiškia, kad vyras praskiria sunkumus gyvenimo. Ir moteris eina iš paskos, jinai neprisima atsakomybės, jinai laisvų keliu, eina praskirtų keliu. Vyras tvarkosi su gyvenimo sunkumais. O moteris tiesiog eina iš paskos. Jiems visiems nesuprantami tokie dalykai. Asocijuojasi lyg iš paskos einanti moteris, tai kaip koks vergas, kaip pudeliukas. Jūs sakėte, moteris turėtų jį mokėti, gebėti, užglastyti. Ar net ir tada, kai mato, kad vyras neteisus? Taip. Kodėl? Aš dar kartą kartuoju, vyras ateina pasaulį kovoti. Moteris laimi visas kovas per taiką. Bet šiaip visi karai dėl moterų. Čia vėl loginė klaida. Visi karai dėl moterų. Čia yra loginė klaida sumaišyti tai, kas yra sakoma. Yra sakoma, kad vyras ateina kovoti, o moteris laimi per taiką. Reiškia, kas kovoja? Vyrai kovoja, moteris nekovoja. Jeigu vyrai kovoja, reiškia, jie kovoja dėl moters. Tai reiškia, kad trūksta moteriškos energijos. Jeigu yra moteriška energija, vyras nekovoja, nes ten, kur yra moteriška energija, ten nėra jokios kovos. Vyrui bus pralaimėjimas. Tiesiog ginčyti su moteriam vyrui, tai yra tas pats, kas aš paimčiau, vyras paimtų moterį fiziškai. Kai jūs taip kalbat, aš jaučiuosi, kad jūs galvojat, kad aš esu antrarūšė. Kai aš kalbu, jai atrodo. Jai atrodo, kodėl jai atrodo, kad antrarūšė jinai būtų? Matot, yra nuojauta tokia. Jinai pati iš vidaus nujaučia, kad elgėsi ne pagal savo paskirtį. Ir jinai ieško būtinai kaltų, kas čia dabar kaltas, kodėl aš taip jaučiuosi. O kas kaltas? Matot, aplinkui apsidairai ir matai, jeigu matai tik akim, tada gali kažką apkaltinti. Va, Fedirka kaltas, jis kaltas,
Nes aš jaučiuosi antrarūšė. Įsivaizduokit, kokia aukščiausio lygio loginė klaida. Jinai ima jaustis, kad jinai antrarūšė. Jeigu Kodėl? rimtai. Čia jau yra Kodėl? Ką jūs Aš išgirdote turiu tokio? susitaikyti, aš turiu patylėti, aš turiu būti paskui vyro. Jūs tai Aš jau- išgirdote? Aš bent jau taip jaučiu ir santykiuose su vyrais. Nu, jinai jaučia. Nu, iš kur tas jausmas viduje? Atjaučia tokį jausmą. Matot, siela, kaip sakoma, nėra tokia pasąmonė kvaila, yra sąmonė ir pasąmonė, tą visi žino. Ir daug kas pas mus yra sudėta į pasąmonę. Pasąmonė yra dalykų, kurių mes neprisimenam gerai, bet jie yra veikia ir, matot, jau lenda iš tos pasąmonės, bet dar nesupranta sąmonė, kas čia vyksta, kad jaučiasi antrarūšė. Vat irgi aš nerandu va to pem ant pem. Man Va, o jinai negali būti, modelis yra suinstaliuotas, reikia jai pem ant pem. Ko pem ant pem? Nori būti lygi bent jau. Bet paskui vėliau matosi, kad netgi ir tai jai nelabai tiktų pem ant pem. Jinai nori būti labiau aktyvi, nes jai pasyvumas asocijuojasi su pudeliu, su šuniuku, pamatysim dar toliau. man nereikia, ta prasme, Pakalbėkim šiek tiek apie nenoriu jūsų, būti nei namų šeimininkė, nei tarnaitė. Karina, Va, jai asocijuojasi moteris su namų šeimininkė, su tarnaitė, pas ją nėra tokio modelio, jinai nėra mačius, kai moteris yra švytinti būtybė, kelianti džiaugsmą, meilę, laimę. Akis yra liūdnos. Siela nori džiaugtis, nori skristi. Aprotas laiko. Nelengva, kai nėra modelio teisingo, bet nėra matyti, kur modelio pavyzdžių teisingo. Daugiausia, ką mes galim padaryti, tai parodyti pavyzdį. Kokį mes pavyzdį galim parodyti? Vienišos mamos pavyzdį. Sunku, aišku. Bet jau, jeigu taip jau nutiko, aišku, čia neįsmerkiu nei ką. Čia jau yra pasiekmė. Pasiekmės mums daug ką sako, bet mes dažnai užsidarom ir nenorim žiūrėti giliau, kas yra iš tikrųjų, kur priežastis. Konkrečiai jūsų patirtis. Esate patyrusi vyro smurtą. Taip, esu patyrusi vyro smurtą ir esu išsiskyrusi prieš 2 metus, auginu 3,5 metų sūnų. Nu, matot, jinai patyrus vyro smurtą. Vyras kokius ginklus turėjo? Fizinį, dažniausiai fizinius dalykus. O čia yra moteris, nežinau, net moteris, ne moteris, netgi ir fizinis užtaisas galingas. Ir dar prieš vyrą ir emocinis, psichologinis. Jinai nesupranta, kad vyras moters niekada nemuš. Vyras smurto nenaudoja prieš moterį. Nu, labai dažniausiai, aš šneku apie beveik visus atvejus. Vyras fizinį smurtą taško dažniausiai prieš vyrą, prieš vyrišką energiją, nes dar kartą pasikartoju, ten, kur moteris yra, ten smurto tikrai nebus. Esu vieniša mama ir to didžiuojasi. Nu, va. Čia tai iš vis fenomenas, čia sensacija galima sakyti. Vieniša mama ir to didžiuojasi. Koks yra dalykas. Jinai netruputėlį nepagalvoja, kad jos vaikai matys tokį patį pavyzdį. Tai yra, reiškia, neturės tinkamo pavyzdžio, kur moteris yra ne namų kažkokia tvarkytoja, ne indų plovėja, kur moteris yra, moteris iš didžiosios raidės, jinai yra kaip deivė, tai yra aukščiausias toks pavyzdys, kai jai nereikia nei kovoti, jinai gauna viską, kai vyras ją rūpinasi, kai vyras kūrėjas, rūpinas aplinka, rūpinas kūryba. Moteris tiesiog šviečia, myli savo vyrą, palaiko, pritarė. Jos vaikas neturės tokio pavyzdžio, jeigu jinai nepasikeis. Jeigu jinai pasikeis, vaikas turės pavyzdį. O jinai didžiuojasi tom, kad yra vieniša mama. Nu. Todėl, kad man nereikia vyro pagalbos, kad išmaitinti savo vaiką ir gerai gyventi. Nu va, čia irgi loginė klaida ir gerai gyventi. Išlaikyti vaiką, tai aišku, gali išlaikyti vaiką ir tas vaikas išsilaikys, nenumirs. Lietuvoje dar iš bado nemiršta vaikai. O bet laimingai gyventi, čia yra vėl klėdesiai.
Jūs patyrėte fizinį smurtą ar psichologinį? Ir psichologinį, ir fizinį, bet jį patyriau būtent to jau. Nu va, ir, va. O pati nieko nesako, kad naudoja smurtą. 100% naudoja tokį patį smurtą, nes šiaip niekas iš nieko niekur neatsiranda. Kaip ir minėjau, laidoje supinė supasi, bei pusės smurtas neatsiranda iš bet kur. Vat. Sunku labai pripažinti, kad patys irgi taškom tą smurtą, ypač toks užtaisas, kuris čia matosi ekrane, tai labai sunku, stiprus turi būti vyras, ypatingai stiprus, nu, reiškia, turi būti moteriškas. Nes atlaikyti psichologinį smurtą gali moteriškas vyras. Vyriškas vyras neatlaikys. Jis paleis kumščius šitoj darbo. Tai man dėl to greičiausiai vyras nenorėjo būti skuduru, ne pagal savo prigimtį nenorėjo ir vykdavo kovos. O kai vyksta kovos tarpusavį, tarp dviejų vyriškų, tokių aktyvių pradų, tai visa energija buvo nutratinama ne į šeimos gerovę, o į tai, kas laimės kovą. Vat pirminis dalykas atsitinka, kas laimės kovą. Triausių laikotarpių, kai aš buvau nešia ir pagimdžiusi vaiką. Tai iš tikrųjų aš tada tik tai supratau, kad moteris turi būti trigubai stipresnė už vyrą, kad jie... Nu, apie stiprybę šneka, vėl neįsiaiškina, kokia ta stiprybė. Yra dvasinė stiprybė, yra fizinė stiprybė, psichologinė, emocinė stiprybė. Apie ką jis šneka? Labai ribotai šneka. Iš tikrųjų, moters stiprybė tai yra moteriškumas. Jeigu jinai jau nori fizinės stiprybės, siekia fizinės stiprybės, siekia, kad ją pritartų, palaikytų, tai reiškia, jinai nori prisimti atsakomybę. Prisimti savo atsakomybę. Tai vyras tampa pasyvesniu, jinai aktyvesniu. Jinai to ir siekia. Jinai neslėpia to. Moteris turi būti nepriklausoma nuo vyro. Ir finansiškai, ir morališkai. Čia yra idiotizmas grinai. Nepriklausoma nuo vyro. Jei yra baimė, tiesiog matosi suinstaliuota baimė būti priklausomai, nes jinai pagalvoja, nes pas ją yra taip, jeigu jinai galvoja, kad bus priklausoma, tai reiškia, jinai bus menkavertė. Tik taip jinai išliks, bet tokia, kokia jinai yra. Nu va, tik tais taip išliks. O čia yra jau konkrečiai iliuzija. Kaip jinai gali tik taip išlipti, kai milijonai moterų išlieka būdamos moterim. Tai čia yra gryna nesąmonė sugalvota. O, tik tais taip jinai išliks. Gali ir kitaip išlikti, ir taip, ir dar kitaip. O, tik tais taip. Čia jau grynas protų kalėjimas. Todėl, kad vyrai dažnai naudojasi tuo, kad moteris yra bejėgiška. Tarkim, taip yra toks laikotarpis. Visi naudojasi viskom. Nėra dalykų, ko nesinaudotų vienas kitu. Naudojamės, bet svarbu nelipti per galvą. Mes viską darom iš naudos savo. Netgi ir kitą močiutę vestum per perėją, tai darytum vardan savęs, kad tu pats būtum geresnis realiai. Na, aišku, gal ten labai retų išimčių pasitaiko, bet tai masiškai vyksta būtent taip. Moteris, tu visiems turi pagimdyti, išnešioti vaiką ir turi jį saugoti. Nu, moteris dažnai suplaka. Jeigu jinai galvoja pagimdė vaiką, tai jinai yra moteris. Jokių būdų ne. Jeigu moteris pagimdo vaiką, tai dar nereiškia, kad jinai yra moteris. Čia yra tik tais lytis. Moteriškumas tai yra pasyvumas iš tikrųjų. Vyriškumas yra aktyvumas. Bet jeigu jinai renkasi aktyvų pradą, tai turi suprasti, kad vyrai viskas veiks atvirkščiai. Ir vaikas matys visai atvirkštinį modelį, negu iš tikrųjų turėtų matyti, kad augtų šeima darniai, harmoninga. Bet gal, Karina, jūs šiandien tokia aktyvi ir manote, kad viską turite daryti pati, todėl, kad vyras jūs privertė tai išgyventi, ką jūs išgyvenate? Ne, tiesiog aš dabar pasižiūrėjau šiuolaikinius vyrus. Visus. Tai tiesiog, kai aš nueinu į pasimatymą, mane pirmoje eilėje klausia vyras, nei kuo aš domiuosi, nei kokia mano vidus yra, o klausia, o tai tu moki gaminti? Nu, matot, čia yra labai svarbus dalykas. Jeigu moteris nueina į pasimatymą ir sustinka tokius vyrus, kurie jai netinka, jinai nori kažkokio kitokio vyro, jai netinka visi vyrai, kuriuos jinai sutiko. Kiek jinai tų vyrų sutiko? 10, 20, 30, kiek jinai tų vyrų gali sutikti? Pasaulyje 7 milijardai žmonių. Jinai jau
sprendžia apie visus vyrus iš kelių sutiktų. Plius jinai negalės niekada sutikti vyro kitokio, negu jinai yra pati. Va, jinai tokius ir pritraukia. Vat jai ir jie netinka. Faktas, kad netinka, nes pasąmonė jinai žino, koks vyras turi būti. Ir tokie vyrai neteina į gyvenimą, ateina visai kitokie. Jinai tom nepatenkinta, nesupranta, kad viskas tas, kas vyksta, yra jos minčių, sprendimų, veiksmų pasiekmė. O tai tu man skalpsi, o tai tu lyginsi marškinius. Nu, jai didžiausi, baisiausi dalykai yra. Išlyginti, skalbti, nes jai tai atrodo, nežinau, gal motina kažkas žemino. Aš neįsivaizduoju tiksliai, kaip čia, kokie variantai gali būti, bet tinkamo modelio moters jinai mačius nėra. Jai tai yra nebent asocijuojas kaip su pasaka kažkokia, tai iš filmuko, kur apie princesę, apie karalienę, kur moteris yra laiminga, šviečia, dalina džiaugsmą, meilę. O tai kiek tu uždirbi, netgi klausia. Aš dar jo nespėjau paklausti, kiek jisai uždirba, jisai jau manęs klausia, kiek ką. Nu, va, matot, kol yra santykiai vyks uždirbimo srity, apie santykius tokius, nu, dar nelaikas iš tikrųjų šnekėti, nes uždirbimas čia yra tik pradžiai įsitvirtinti pasaulyje maždaug. Dėl to pas mus, šalia mus pradeda būriuotis tokie žmonės, kurie mus budina, kurie mus žadina tam, kad mes nubustume vieną kartą ir susivoktume, kuo mes čia atėjom. Kiek aš uždirbu. Tai tiesiog gal ir tie vyrai yra sumoteriškiai ir aš nepasitikiu šiuolaikiniais vyrais, kad jis... Nu, va, tai čia faktas, tai taip ir yra. Kuo daugiau galima tikėtis aplinkui ją, negu su moteriškėjusiais vyrais. Aišku, yra ir vyriškų vyrų, tokių, kur jai tiktų, bet jų yra labai mažai, nes ant tokio lygio, kokį jinai pasiekų savo vyriškumo, tai yra aktyvumą, dar aktyvesnių, tai jau, nu, čia vienetai, ten 100 000 iš karto, gal iš 200 000 vienas, jinai gal ir suras. Bet jeigu jinai suras, jai vėl bus blogai, jinai jau sakys vėl, jei kovoti reiks, jos nepalaiko, panašiai, nes jinai nori būti aktyvi. Čia gaunas uždaras ratas. Aplinkui būriuojasi moteriški vyrai. Va, pasąmonė žino, kad jai tokie netinka, o vyriškesnis irgi netinka. Nes tada jinai negalės būti aktyvi. Jos tada nepalaikys. Jinai atrodys kaip koks šuniukas, kaip ciciukas, kaip namų tarnaitė, indų plovėja. Matot, kaip papuolama, tikrai skaudus dalykas, kaip papuolama į tokį užburtą ratą ir vaidinama tai kaip laimė. Jeigu ne jums, tai vaikams. Galiu pasakyti. Nu, va, pas ją nuostabus gyvenimas. Matot, tuo momentu, kai pasėjai sėklą, gali jis būti nuostabus. Bet vat, esmė yra išmokti, kas iš tos sėklos ugdyks. Ir vėl aš grįžtu prie to. Nuostabus gyvenimas yra, kai tavo vaikai laimingi, kai tavo anūkai laimingi, kai tavo proanūkai laimingi. Ne tik tais tu vienas, nes kai atsiranda vaikai, anūkai, proanūkiai, tu vis tiek ir su tėvais esi susijęs, ir su vaikais, ir su proanūkiais. Ir reiktų jau žiūrėti globaliai. Jeigu šią dieną vien pažiūrėti, šią akimirką, aišku, tai yra svarbu būti laimingam pačiam. Bet nemokėti numatyti ateities netruputėlį į priekio. Kokį pavyzdį matys vaikai, kokį šeimos modelį matys vaikai, anūkai ir kiek kartų tai tęsis, čia yra, nu, tragedija. Žiūrėti tik tais vieni tai, kad man dabar šią akimirką gerai. Kokia pasiekmė bus? Norit pasakyti? Žinote, tai pasakykit, jeigu žinote. Tiesiog, kas vyksta, kodėl išsikreipia moteris tampo, kaip sako, vyriškesnės, o vyrai moteriškesnė. Pasiekmė bus tokia, kad vaikai, augdami tokioje šeimoje, greičiausiai vyras pas aktyvę moterį bus pasyvesnis, jie vis tiek kopijuoja stipresnį. Ir vyro vaikas, ypač mergaitė, nebegerbs. O jeigu mergaitė nebegerbs savo tėvo, tai jinai užaugus nebegerbs viso pasaulio vyro. Ir tai persiduoda iš kartos į kartą nulatos. Galima įsiterpti. Man visi sako, kad aš savo sūnų užauginsiu vieną daug geriau. Nu va, jei visi sako, pavyzdžiui, aš tai nesakiau, matot, kokia yra vien loginė klaida, sakyti, visi sako, kad jinai sūnų užaugins geriau. Iš kur jie gali žinoti? Apie kokius gali sakymus, kokie ten sąmonė žmonės, kad
jinai gali vieną patį užauginti geriau sūnų negu su vyru. Įsivaizduokit, tinkamai poroj, parodyti pavyzdį, kaip moteris turi elgtis, kaip vyras. Kokio čia lygio žmonės turi būti, kokio sąmoningumo žmonės, kad šnekėtų tokias nesąmonės. Ir jinai dar netgi tuo patikėjo. Jis sako, visi žmonės sako, ir jinai patikėjo. Labai lengva tiesa, nes jai patogu patikėti. Jis galvoja, ką čia tokio išgirsti, kad aš galėčiau nieko nesikeisti, likti tam pačiam kalėjime ir daryti lygiai taip, kaip darau, nieko nekeisti. Sūnų auginti vienai, tuo didžiuotis, pasakė vienas, kažkoks leptelėjo, jai atrodo visi, du, pasakė kažkokie patys pavyzdžių gyvenime šeimoje neturėjo, teisinga, pasakė, viso patikėjo. Kad vienai geriau auginti. Nei kiti vyrai. Praėjo tas amžius, kai moteris turi pasakyti, ačiū tau vyras. Praėjo tas amžius, kai moteris pasakyti ačiū. Jinai yra nedėkinga. Nėra, bent jau šeimoje pavyzdį tikrai dėkingumo neturėjo. Nes žmogus, kuris yra dėkingas, jisai neskirsto, kam sakyti, ar vyrui, ar moteriai dėkingumo. Čia yra sunku žmogui bus gyventi, nes dėl tokio žmogaus niekas nenorės aukotis. Nes, kaip abipusiai vis tiek tas dėkingumas vyksta. Jeigu tu jau skirstai, kam sakyti ačiū, kam nesakyti ačiū. Koks tas dėkingumas, jis netikras. Kai nesikeičia, pliusas, minusas galioja visada ir galios. Kad aš iš paskos tave sakau ačiū. Ir gyvenime man nereikės daugiau sakyti jokiam vyrui ačiū, kad... Čia jo siekiamybė vyrui nesakyti ačiū. Čia yra tragedija, jinai praloš bet kokiu atveju. Iš tikrųjų, laikas viską parodys. Gal jai pasiseks, daug dievė, kad pasisektų, bet beveik visais atvejais moteris praloš su tokio pasaulėžiūra nesakyti vyrui ačiū. Čia yra, net ir vyras taip neturėtų mąstyti, kad moterį vietų, ką bekalbėti apie moterį, kuri užsiciklinus ačiū nesakyti. Tu atnešiai man pavalgyti. Gyvenimas Apie pavalgyti. Jai tokio gyvenimo nereikia. Jis nori, kad jai ačiū sakytų už tai, kad jinai viską tokia yra, kokia yra. Sudėtinga. Karina, jūs dar nežinot, mūsų svečias Kęstutis sako, kad sriubą pirmiausia reikia paduoti vyrui, o tik po to vaikam. Tai jūsų pozicija, aš tik noriu paklausti, o tai kas jums atsitinka, kad jūs pasimti negalit? Vyras yra... Tarsi, matot, iškraipo. Čia yra kalba iš tikrųjų apie tai, apie prioritetus, kad suprasti, nuo ko kas priklauso. Lėktuvų skrendant, iškrentant, kaukiam degonės. Yra sakoma, kad uždėti reikia pirmą kaukės ne vaikams, kaip dauguma galvojo, savo. Tai sriuba, tai čia yra tik tais hiperbolizuotas toksai toks variantas, kad galima būtų suprasti. Nes jeigu pirmą neš vaikams lėkštę, tai vaikai pasijus svarbiausi. Ir daugum atveju, kai vaikai pasijunta svarbiausi, tai augina juose egocentrizmą. O egocentriški vaikai yra daug ir aprašyta įvairiausių straipsnių, psichologai aprašė, tai pradės reikalauti vis daugiau ir daugiau. Moteris duos tą meilę vaikam, o vyras, kaip vaikas yra, jisai pasijus atstumtas. O kai vyras pasijunta atstumtas, nejaučia meilės, jis pradeda ieškoti meilės kitur, arba pas kitą moterį, arba eina gerti. Tokia yra pasekmė, kai ne vyrui pirmam atneša valgyti vaikams. Tai gaunas dvigubai nenaudingas dalykas. Vaikai egocentrikai auga ir vyras jaučiasi toks nesvarbiausia šeimoje, nes nuo jo priklauso visa materialė gerovė visos šeimos. Vyras yra tas, nuo kurio priklauso visa šeimos gerovė. Fizinė, finansinė gerovė, tas visiems suprantama, čia nesudėtinga.
Jeigu šneku apie vyrą iš didžiosios raidės, yra daug vyrų, kuriems nusispjauti finansinė gerovė, jie eis paskui moterį, tegul moteris išlaiko, duos jai vairuoti. Aš turiu klausimą. Tas yra kaip pasiekmė, tiesiog negali gauti nei geresnės moters gyvenime, nei blogesnės, mes gaunam visą laiką tokius, kokie mes patys esame. Klausykit, o prakarpo lygiavertiškų savo, jūs nenorit žmonos rasti. Tai jinai lygiavertiškai ir yra. Tai jūsų vertybės moralinės, man atrodo, kad jinai tiesiog neturėtų pasirinko jausti tokį niekaip modelį. lygiavertišką. Aš net Vat jinai, jau įsivaizduokit, neturi net modelio, kad moteris, mano žmona, net negali jautis lygiavertė su manim. Dėl to, kad jinai pagal savo prizmę mato pasaulį. Jai nėra tokio modelio suinstaliuota, kad moteriška moteris galėtų jaustis lygiavertė. Ir jinai tą sako atvirai, tiesiai šviesiai, dar kol kas gal pati nesupranta. Atsako, man atrodo, kad jinai negali jaustis lygiavertė. esu prieš lygiavertiškumą, aš esu Tai jinai prieš iš paskos eina, jinai iš paskos. Vyrai Nu, va, matot, nebijo net išklausyti, vat, jau savo versiją bando pritemti, iš paskos ėjimas, jai atrodo kaip šuniukas ėjimas. Nėra tokio varianto, nemato, kad, pasikartosiu, kad moteris iš pasko einanti, tai jinai einanti praskintų per brūzgyną, įsivaizduokit, jeigu tokį brūzgyną, pasaulis yra brūzgynas, pilna krūmų priaugę. Vyras pasiėmęs kardą eina ir kapoja tą brūzgyną, moteris eina iš paskos. Va, tokio modelio nėra pas jas instaliuota. Jai atrodo, kad vyras užsilipęs ją ant sprando eina. Iš kur jinai gavo tokį modelį? Mačiau, reiktų jos asmeniškai klausti, kodėl jai taip atrodo. Sueina, o ne Čia šalia. jūs taip manote, bet... Sakytum, moteris gimdo vaikus, dabar vyras pagimdys, to niekada nebus. Vyro vaikų negimdys. Reiškia, Bet čia yra gamta, čia taip yra. mes negalim su juo suvienodinti. Aš tai galvoju, kad stiprioji lytis kaip tik ta, kuri gimdo vaikus, o ne... Nu va, stiprioji lytis ta, kuri gimdo vaikus. Visam pasaulyje ir gyvūnai pagimdo vaikus. Nu. Pagimdyti vaikus, tai aišku, nėra silpnybė, tai yra stiprybė. Bet čia yra kalbama ne apie gimdymą, čia yra kalbama apie santykius. Gimdymas, ar tai stiprybė reikalinga, ar silpnybė, aišku, tai reikalinga stiprybė, bet čia yra kalba apie santykius. Kas gimdo vaikus, kas pinigus parneša, kas griovius kasa, tai nėra santykiai. Santykiai tai yra atsakingumas, prisiėmimas atsakomybės, aktyvumas. Kas aktyvesnis, tas ir stipresnis turi būti. Šneku apie fizinę stiprybę. Moteriai reikalinga dvasinė stiprybė. Jinai turi saugoti tą savo stiprybę, netaškyti, net ir ant savo vyro ypatingai. Turi savo visos tą, kas čia dabar vyksta, puolimas. Čia vyksta realiai, aišku, jinai pasakytų, čia yra tik mano nuomonė, bet nepastebi, kad jinai po pilnai programą, kaip sakoma, pilną programą, pilną savo neribojant netruputėlį jėgų, emocinių, psichologinių, jinai naudoja dabar fizinį smurtą, ne fizinį, psichologinį smurtą. Tas pats, kas vyras dabar pultų ją daužyti, neribodama savo jėgų. Tai yra norma. Ta, kuri nieko Kas yra nedaro. stiprioji lytis, tai yra aktyvus pradas. Stiprioji kokia? Dvasiškai, aš jums sakiau, psichologiškai yra moteris stipresnė, fiziškai yra vyras stipresnis. Jūs leistumėt savo moteriai lankyti futbolą ar boksą? Boks. Nu, va. Vėl klausimėlis. Kaip? Tai kodėl tu man turi drausti? Matot, jeigu tokį klausimą užduotų, aš nematau, aš net neįsivaizduoju tokio varianto, modelio iš 100 variantų, kad jinai sugalvotų dabar eiti boksą. Jinai supranta, moteris, kad jeigu jinai eisi boksą, jinai ugdys vyriškas savybės. Mano, net nedrįstų sakyti mano, tiesiog žmonikė, pas ją yra suinstaliuotas kitos vertybės. Jinai ką daugiau gali siekti moteriškas savybės vystyti. Yra skaito atitinkamai knygas, literatūrą, atitinkamai užsiėmimai, atitinkami darbai. Jei būtų ėjimas į boksą, tai tas pats, kas lygus savižudybei. Imtynės, boksą.
Nu, tokia moteris šalia manęs nebūtų. Nes tai jau čia yra kelias, kurį aš praėjau 6-7 klasėje, kai šalia manęs būriavosi tokios aktyvios mergaitės, moteris, nežinau, ne moteris, vaikas buvo, tai va. Tu leisčiau, bet šalia manęs tokia moteris, aš skirtingom gatvėm vaikščioju, tokios moteris aš nesutiksiu šalia. Ar tiesa, kad jūsų vyras turbūt irgi kitom gatvėm vaikščiojo? Jis nelabai leido jums eiti į boksą. Dėl to ir išsiskyrė. Jisai iš tikrųjų man padarė net dar blogiau, kai aš pagimdžiau vaiką. Jisai man padarė viską, kad aš 16 metais pralaimėčiau Lietuvos bokso čempionatą. Nu va, vėl žmogus įdomus. Jisai padarė, kad pralaimėtų. Nu, jinai negali savo pasakyti. Tai yra žmogus, kuris nesupranta dėsnio, visatos dėsnio, kad mes esam pasiekmėjai. Patys esam atsakingi už viską, kas aplinkui nutinka. Ir aplinkoje visa nėra kalta už tai, kas nutinka. Čia mes patys priimam sprendimus. Bet čia yra toks variantas, kai norima kažką surasti kaltą apkaltinti. Bet savo nepasakyti, kad aš nepakankamai treniravausi, ar nepakankamai kažką susidariau savo sąlygas, neišeina niekaip prisipažinti savo, nors tu ką. Pusfinalį aš atkovojau ir tiesiog vaikui dygo dangtis ir aš visą naktį, man rytoj finalą ir man reikia 7 važiuoti. Nu, va, matot, dantis dygsta, vaikų rūpintis reikia. Va, čia tau ir laimingas gyvenimas, va, čia tau ir geri santykiai. Kai moteris turi apkrautais pečiais verstis per galvą ir vaikų rūpintis ir dar eit kapotis į ringą. Kokia čia ta laimė? Pati nepatenkinta, ieško kaltų, pateisina lyg vaikas, tarsi vyras turėtų žiūrėti. Ir jisai man net nežiūrėjo į vaiką. Nu, aš tiesiog labai ant jo, aš buvau morališkai tuo metu labai, iš tikrųjų įsižeidus. Ir aš jau ėjau į ringą, aš nemiegojau 2 paras. Nu, moralinis įsižeidimas jau yra vyriškas dalykas. Nu, netgi toks įsižeidimas. Vyrai labiau yra silpnesni, jie labiau įsižeidžia. Nu, vėl tą patį nurodo. Ir man treneris sako, susimk, o aš nenoriu boksuotis. Nu, čia ir pasiekmė bet aš jūsų nenorėjau boksuotis, bet jisai man pavydėjo. Jisai pats nieko gyvenime neveikė. Jo, nieko neveikė. Kaip gali niekada, kam tokį susiradai vyrą? Pati, matot, kokia situacija. Žmogus pats susiranda vyrą, kuris nieko neveikia. Pats įlipo į tą pačią valtį su juo plaukti. Ir dabar stebisi labai pasiekmėm. O jeigu jisai nebuvo toks ir tapo paskui tik tais su ją jau įsėdęs tą valtį plaukdamas, tai reiškia, kad čia yra grinai jos atsakomybė, kad jisai kitoks tapo negu buvo. Ta sakau, čia ne tik aš pilnas straipsnių prirašyta, psichologai rašo, tie, kurie užsiima konsultacijom, santykių ir panašiai. Ir jisai pavydėjo, kad aš kažkokius aukštumų noriu sporte pasiekti, kad aš sportuoju, kad aš bandau valgyti ten sveikiau, dar kažką. Na, čia ne jis pavydėjo, iš kur jinai gali žinoti, jinai taip nusprendė. Jai atrodo, kad jisai pavydėjo. Reikia sakyti teisingai žodžiais, vadinti savo tikrais pavadinimais. Reikia sakyti, aš nusprendžiau, kad jis pavydėjo. O tai nėra tas pats, kas jisai pavydėjo, ar aš nusprendžiau. Jeigu jis pats ateitų ir pasakytų, kad pavydėjo, tada tai faktas. Po gimdymo yra to ir viršsvorio, turiu tikslų daug. Ir jisai savo tikslų nekėlė, jisai man pavydėjo mano tikslų. Nors aš jį labai palaikau. Kaip jūs sakot, aš ėjau šalia jo ir aš jį palaikiau, kai jisai darbą bandė. Taip kaltinu, todėl kad jisai nepadarė kaip vyras to, ką turėjo padaryti. Jisai, ta prasme, kaip namų šeimininkas, jisai buvo bevertis. Kaltų šiaip gyvenime nėra, tai jeigu aš pasakyčiau pasisupkit su supinėm vieną pusę, jums nepavyktų pasisupti. Niekada nebūna jokių kaltų, net ir vyrai eina pas kitas moteris dėl to, kad yra pasiekmė, santykių nebuvimo pasiekmė. Viską, ką jūs pasakojate, yra tik santykių nebuvimo pasiekmė, teisingų santykių nebuvimo pasiekmė. Pas mus viskas buvo gerai su santykiu. Nu, matot, kokius čia stebuklus dar galima kalbėti, buvo viskas gerai. Ką tik papasakojo viskas, kas buvo blogai jai, kas jai netiko. Kaip vyras neleido jai laimėti, kaip pavydėjo, o paskui sako, kad buvo viskas gerai. Tai įsivaizduokit, kas
galvoju, darosi, koks ten pragaras vyksta smegenyse, kiek ten tų subasmenybių yra, kurios viena kitai prieštarauja, net per kelias sekundės jau užmiršta, kas prieš tai buvo kalbėta. Pats savo prieštarauja žmogus. Pražuvo. Aš išsiskyriau būtent po Lietuvos bokso čempionato, kai supratau, kad jisai manęs nepalaiko. Aš norėjau, kad man vyras būtų kaip partneris, kaip... Nu, matot, koks bairis įdomus. Jinai sako, išsiskyriau todėl, kad vyras jos nepalaiko. Čia yra pats svarbiausias dalykas, ko reikia vyrui, tai reikia palaikymo. Čia yra praktiškai visur yra aprašyta ir iš praktikų žinau, vyrui reikalingas palaikymas, ne moteriai. Vat jinai nori, kad ją palaikytų. Tai matot, vat, nepatenkinta yra, nesupranta, vat, kaip vyksta visa ta sistema. Jai reikia palaikymo, negavo palaikymo, nusprendė įsiskirti. Vyrui reikia palaikymo, ne moteriai. Pagrindė, aišku, moteriai gali reikti palaikyti, bet palaikyti gal pagirti labiau, komplimentus pasakyti, kad myli. O vyrui reikia palaikymo. Jinai vat vien dėl to, kad to neturi, negavo to. Nes moteriai palaikymo nereikia, jinai pati yra... Moteris niekada nereikalaus palaikymo. Čia yra grinai vyriškas aspektas sudėtas. Taip veikia vadėsniai ir mato, taip ir atsispindi viskas. Dėl ko vyko skyrybos? Dėl to, kad negavo palaikymo. Įkvėpėjas, kad sakytų, va, tu šaunuolė, tu stenkis, tu gal ten daugiau dar... Va, čia irgi yra labai svarbus dalykas, va. Pagirimų jinai nori. Jinai nori, kad ją pagirtų už darbus, už nuopelnus, įsivaizduokit. Ne dėl to, kad jinai graži. Ne dėl to, kad jinai moteriška, bet dėl to už nuveiktus darbus. Jinai nori užsikrauti savo ant pečių dar daugiau darbų ir nori, kad ją vyras palaikytų. Realiai vyriškas vyras tokiais niekais neužsiminėja. Tik tais boba gali, realiai čia jau nebe vyras, iš tikrųjų boba gali šalia būti ir palaikyti. Tai jeigu vyras nesirūpina šeima, tai ką moteriai darys, kentėti ir vis vien likti su to vyru? Matot, jeigu vyras nesirūpina šeima, jinai vat klausia, bet jinai atsakymų nelabai nori išgirsti. Jeigu nesirūpina šeima vyras. Reikia įsiaiškinti, ar jis iš anksto nesirūpino. Ar tapo pasiekmė santykių, vat, nebuvimo pasiekmė pradėjo nesirūpinti. Jeigu pradėjo nesirūpinti vėliau, pradėjo būti neveiklus, reiškia, yra moters jau atsakomybė, kad moteris tas pats, kas agurka, vat, kurį mes agurką skaičiau straipsnį, kokį mirpkalą, tirpalą, taip jis ir surūks. Tai va, jeigu jinai iš tikrųjų norėtų sužinoti, jinai paklaustų, bet matomai ten tik tais klausia žmonės, bet tos atsakymus panaudoja tik tais tam, kad galėtų vėl naują klausimą užduoti, jinai labai rūpi iš tikrųjų. Nes jinai atrodo, kad ji viską žino. Atsakykit. Taip. Jeigu vyras nesirūpina šeima, reiškia, jūs esat pati išsirinkusi tokį vyrą, nes jūs gaunat vyrą tokį patį, kokį esat pati. Ir jums paprasčiausiai gyvenimas... Atsiprašau, pabaigsiu. Va, matot, jums sako, aš bloga. Va. O kas atsakė, kad bloga? Va čia yra skirstimas. Tol, kol žmonės pradės skirstis, blogas, geras, ieškoti kaltų. Jinai, va, reiškia, realiai skirsto, ieško kaltų. Kas kaltas, kas blogas, kas geras. Va. Geriausia to nedaryti. Pripažinti svarbiausia savo, kad aš esu to, kokia esu. Mano partneris yra pagal mane, kokia aš dabar esu. Gal keičiasi, gerėja, blogėja, bet jau kas nutiko, tas būtina buvo nutikti. Ir vat, matot, jau iškart pasakė, aš kalta esu. Iš kur tas kaltumas? Matyt, jaučia. Pirmą pasakė, paskui negali pripažinti. Jeigu to nebūtų viduje netruputėlį, tai tas ir net neiškiltų paviršių, bet tas iškyla, reiškia, kažkas tai lyg ir žino. Gyvenimas siunčia labai daug pamokų, skyrybas, ten visokias sunkumus, ką jūs man sakot. Ir jūs nesuprantat, kad jūs stabdo gyvenimą, sako, sustok, atsigręžk į save. O jeigu mušė, vyras mušė, Nu, tai va, apie muštynės galiu papasakoti apie muštynės, kas yra muštynės. Patyrėte ir muštynės? Negali būti muštynės, jokių Ne kaltų nėra. teorija. Ką jūs patyrėte? Ar patyrėte muštynės? O, čia jau labai įdomi tema, čia jau labai nori sužinoti.
A vdruk Fedirka irgi mušeika yra didžiausias banditas. Galbūt ten buvo per pertrauką net anonsas, kad prisipažino Fedirka smurtavęs, o koks. Nu, dabar galvoju, kaip čia išklausti, reikia sužinoti. Tai muštynės, vat, matot, kol mes nustumsim energetinius lygmenius iš šono ir žiūrėsim tik akim, mes niekada Gerai, nepamatysim, galiu klausimą mes matysim kaltą tik vieną. Jeigu tu smurtavęs, Dėmesio. o Jėzau. Jūs esate... Aš esu ir sysiu daręs, ir kelnes, ir karpų daręs, ir taškas. Darykite sveikatą. Na, va, matot, Fedirka prisipažino esas smurtavęs. Tik tais nelabai žmonės supranta, prieš ką vyksta smurtas. Vyras smurtauti prieš moterį niekada nesmurtauja ir nesmurtaus. Ta reiktų įsirašyti kaip taisyklė. Beveik, nu gal ten išimtis kokia pasteks, bet beveik visais atvejais vyras prieš moterį niekada nesmurtaus. Nes jeigu vyras smurtauja, ar bet kas smurtauja, tai reiškia ten moters nėra. Vyras negali smurtauti prieš moterį, nes vyras moterį myli. Kartais iš moters išlenda vyriškos energijos, taip kaip iš vyro išlenda moteriškos energijos. Mes būna nesam idealūs. Ir jeigu vyksta kažkokia agresija, kas liečia agresiją, konkrečią agresiją ir smurtą, tai vyksta tik tais tarp vyriškų energijų, tarp moteriškos energijos ir moteriškos, arba tarp moteriškos ir vyriškos. Iš vis nekyla jokių agresijų, negali būti jokio smurto. Taigi, jeigu aš sakau, kad esu smurtavęs, tai esu smurtavęs, aš daug ką esu daręs. Aš ir sysiu daręs į kelnes, ir kakų daręs. Jeigu kažkam rūpi, kokia mano pasaulėžiūra, aš esu prieš, aišku prieš. Mylinčią moterį mus čia grina idiotizmas ir plus moteris neužsiminė tokiais dalykais. Kartais būna įsprūsta, mes klystam. Bet tai yra tik tais kelias vieni, kaip čia pasakyti. Tas, kas nori rasti harmoningus santykius, tas visada ras teisingą kelią. Aš klausiu, ar mušėte moterį? Taip esu. Nemušęs, bet išprovokuotas būna Ir žmogus. vėlgi Matot, Nu, vėl kaltus, vėl apie kaltus, ieško kaltų. Va. Aš dar kartą sakiau, kaltų nėra. Tas, kas buvo. Plius, aišku, įtampa veikia. Ir moterį, čia iš tikrųjų, ne moterį, moters mušimas čia kažkokia, nu, nesąmonė. Nu, nekaip galima tiksliai atsakyti. Va dabar, va, pavyzdžiui, vyksta smurtas, va, realiai interpretuojamas kaip kokia nuomonė, kaip požiūris. Daromas grinai psichologinis spaudimas. Jeigu aš, pavyzdžiui, išeinu iš tos studijos kaip sudubasintas, koksai po karo, reiškia, aš jutau, kad mane kažkas tai lyg mušė, lyg pridaužė. Jeigu aš išeinu ir valandą laiką aš jaučiu šitokį jausmą. Vidėja klausė, ar mušėt moterį? Ar jinai pati sugebėtų prisipažinti, kiek kartų spardė vyrą savo? Kažin kaip jinai atsakytų. Aš neku ne apie fizinį spardymą, bet apie psichologinį, kuris nieko nesiskiria vyrui nuo to, kaip vyras moteris spardo. Kiek kartų pati vedėja galėtų pasakyti, kiek daužė spardė savo vyrą? Man koks dalykas yra įdomus. Nes matom tik tai sakymę, esame pratę matyti. Jie tampa smurtautojai vyrai. O, visa salė. Atgražus dalykas. matot, dūmelis susidega ir moteris pradeda mesti tą laužą. Arba vyras būna vyriškas, moteriškas vyras. Pradeda vyks konfliktas. Jeigu nėra to, kas gesina šitą laužą, užsidega ugnis. Vyras. Matot, kaip sunku pripažinti. Moteris net kraipo galvo, kaip taip gali būti, negali būti psichologinio smurto. Neišeina, josgi kietesnės yra moteris. Labai sunku, net jaučiasi nerimas. Negali pripažinti, kad yra taip, ne kitaip. Nepatogu girdėti. Niekada net nenorės mušti moters ir niekada nepakels rankos, jeigu jo neišprovokuos. Mylintis vyras moterį mylės. Susilaikyti vyras niekada nesimokė. Nu, vėl susilaikyti nesimokė. Tai... O susilaikyti moteris irgi turi mokintis nenaudoti savo energijos. Ta, ką netgi... Susilaikymas, tai aišku, tai reikia mokintis, mokysi. Vieną kartą pavyksta, kitą kartą nepavyksta.
Kaip moteris gali jaustis, jeigu vyras ją muša kumščiais. Gal irgi susilaikyti, nesipriešinti, leisti, kad tave daužytų. Visokių variantų būna. Moteris kalta, nes jį kažkokį... O, vėl kaltina moterį, vėl kaltų ieškoma. Matot, kol vyksta kaltų ieškojimas, vėl va, moteris kalta. Iš kur tas kalta? Taigi niekas nebuvo sakęs, kad kalta. Iš kur lenda tas kaltumas? Pa žmonės ieško kaltų. Ir jaučia kartais netgi teisingai nujaučia, kas kaltas. Kaltinu visų pirma nieko, matai, visų iš karto iškraipo. Vyras nekaltas, nugi primėtė Aš jums sakau, laužiuką ir kad gavo. niekada kaltų nėra. Nu, vyras nekaltas. Taigi nieks nesako, kad nekaltas. Yra abipusiai, kuri arba degi laužą, arba nedegi tą laužą, jeigu užkuri primėtai. In laužas dega, tai koksgi kaltas gali būti, jeigu galbūt tą laužą kūrena. Bet mato tai tik vieną. Tas, kas mato akim, o kas mato akim, aš jau nebekartuosiu. Aš jums sakau dar kartą, Jūs neieškokit sakot, mano kaltų. gyvenimo patirtis tokia, bet aš, tarkim, pažiūrėsiu jūs, nu, iš tikrųjų, jūs man Iš tikrai žvilgsnio nesvajonių pažiūrėt. vyras. Jūs man Tai tikrai fakt. nesvajonių. Nu, mato, tai kurgi gali būti svajonių vyras. Kuris nebūtų šuniukas, kaip jinai nori, kad būtų šuniukas. Aš jau toks šuniukas nebūčiau. Energetiniam lygmenį neduočiau jai vadovauti ir aš jau nebesvajonių vyras jos iš tikrųjų. Kęstutis labai teisingai šneka, kiekvienas mes iš turim viduje tų savybių rinkinį. Tai traukia skirtingi. Jeigu vyras yra agresyvus ir ryžtingas ir taip toliau, moteris nuolanki. Jeigu moteris yra kryptinga ir taip toliau, vyras traukia, kuris linkęs į partnerystę, pritarti ir taip toliau. Ne. Iš principo. Nu, matot, nėra modelio sumontuoto, nėra supratimo iš viso apie santykius. Čia yra šnekama apie elementarią fiziką, apie pliusą ir minusą. Jinai linguoja galvą, jinai nesupranta, kad pliusas traukia minusą. Nu, kaip gali pliusas traukti pliusą arba minusas minusą? Nėra tokio varianto. Ir čia nebus jo nei po milijonų metų, nei po 10 milijonų metų. Pliusas visą laiką traukia minusą, minusas traukia pliusą. O šitas žmogus yra antiek užsisvajojęs, kad jai atrodo ne. O sako, ne. Traukia ir aistra atsiranda tarp skirtingų polių. Su kambarioku, Apie dažnai fiziką poros, šneka. kurios sustinka skirtingos ir būna kartu, po 5 metų jie suvienodėja. Nu, va, suvienodėja. Yra netgi knyga parašyta, mokslas apie meilę, Google įsivedę, galit paskaityti. Net yra žmonės specialiai net būna kambariuose kitose miega, lovoj platesniai, kad neišsimagnetintų tas pliusas ir minusas, kad neprarastume tos traukos. Nes čia veikia fizika irgi ir ten labai nepašokinėsi prieš tai. Ir nelyg, vat, vyras su moterim dirba vienam darbė irgi išsimagnetina. Kiekvieną dieną matai keliauja irgi išsimagnetinė. Atrodo, išvažiuoji kažkur, va, žmonikė kažkur išvažiavo gimtadienį ar kažkur šventę parvažiavo, taip atrodo pasilgai. Iš karto atsiranda trauka. Santykiai aistros atžvilgių jie patampa kambarioko lygį. Tai yra globalūs dalykai, kuri nepasikeis nei po 1000 metų, nei po 100 000 metų. Visada pliusas trauks minusą, minusas pliusą. Minusas su minusu atstums vienas kitą, pliusas su pliusu atstums vienas kitą. Negims trečias tiesiog. Tas, apie kurį šneka visos religijos, šventa trejybė, kur du, ten gimsta trečias. Tai va. Už visą tai, ką mes transliuojam, visą tai, kaip mes pateiksim, mes turim suprasti, kad turi būti pavyzdys kitam. Beaugančiam vaikui turi būti pavyzdys. Modelis, kad vaikas matytų, kaip elgtis tėvui, kaip elgtis mamai. Kartais neišeina mums taip padaryti.
Bet turim to siekti, jeigu norim, kad būtume laimingi ne tik šią akimirką, bet ir mūsų vaikai kartos būtų laimingi. Tai daryti, aišku, reikia dėl savęs. O kai padarysim dėl savęs, tai kaip pasiekmė eis laimė ir kitiems.